plojame žiūrėdami į nuostabų pasirodymą, į nuostabią dainą, į nuostabų muzikantų atlikimą, skambėsi instrumentų. Taip, kad šiandieną jums, mylėjai, linkiu, kad šitas O ir gausus aplodismentai skambėtų dar ne vieną kartą. O dabar mes plojame, į sceną žengia Raseinių rajono kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Raskila, vadovė Milda Bertulytė Urniežienė. Linksmašokis. Audringi plojimai Raseinių rajono kultūros centro tautinių šokių kolektyvui Raskila, vadovė Milda Bertulytė Urniežienė. O šiandien šią visą savaitę mes pagaliau sugrįžom namo. Tegul šitie atnaujinti kultūros namai, šitas kultūros centras, šios erdvės tampa vieta, kurioje visada būtų šilta ir visai nesvarbu už lango -20 ar sniego pusnis pūpso, kad kiekviena tradicinė daina, kiekvienas šokis, kurį matysime čia ateityje ir matėm šiandieną, primintų mum, kad mes esame gražus, kad mes esame turtingi savo praeitim, savo tradicijom ir kad mes esame labai stiprus būdami kartu. Na, o dabar, mylėjai, pabaigai, paskutinį šokį šioje scenoje, mes jį pasilikom tokį lengvą ir žaismingą, kad namo grįžtume su palengvėjusia širdimi ir tokiu lengvu pavasario velksmu ir jausmu. Į sceną dar kartą kviečiame kolektyvą Raskila. Jie pabaigs šio vakaro koncertą. Mėlyje, tuoj išauš pavasaris, tuoj gamta sprogs, viskas sužaliuos, suburbuliuos, gamta pasileis visą savo gale. Ir paskutinis šokis taip ir vadinasi, lyg pavasario pranašas, burbuliukė. Tad tegu viskas, kas šiandien burbuliuoja tik iš džiaugsmo. Šoka Raskila, burbuliukė.